Sveiki visi ir šiandien noriu pakalbinti svečią Aurimą, kuris atstovauja Pajūrio laistymo įmonę. Ir paklausinėsiu, pakamantinėsiu aš tave apie laistymo sistemas. Trumpas prisistatymas. Kas yra Pajūrio laistymas? Pajūrio laistymas yra mano įmonė, kuri jau gyvuoja kaip įmonė 3 metus beveik. Gerai, tai laistot, ar ne? Kiek jau daug išlaistėt? Kiek klientų jau palaistėt per tuos 3 metus? Kokius 300, manau. 300. Tai jau yra 300 namų, kurie patys nebelaksto su žarna po kiemą. Gerai, kas yra tie jūsų klientai maždaug? Kas yra jie? Koks jų portretas? Individualūs namai. Individualūs namai, bet gali būti, pavyzdžiui, laistymas. Esate darę, pavyzdžiui, didesnių erdvių laistymą. Taip, parkų. Skulptūrų parką darėm Klaipėdoje. Klaipėdos skulptūrų parką darėte, ne? Tai liuks. O gerai, dabar tas portretas žmogaus, tai yra, ar tai yra tas žmogus, kuris yra pavargęs jau pats laistyti, ar čia yra nauja kūrys, kada jisai į jūs kreipiasi dėl to laistymo sistemos įrengimo? Dažniausias mūsų klientas yra tas, kuris jau pavargęs. Jau kokius 5 metus vargo su savo tom šlangom, tampimais po visą kiemą ir, sako, atvažiuokit, jau laikas. Bet būna ir naujakurių, kurie nusimato statybą eigoje viską. Bet čia turbūt dažniausiai tie naujakuriai, kurie stato 2 namą. Ar 3. Ar 3 namą. Jo, nes, aš irgi iš savo praktikos galiu pasakyti, kad tikrai projektavimo metu ar ten statybos procese tikrai negalvojau apie laistymo sistemą, bet aš pasakysiu, kodėl tuo metu aš taip galvojau. Dėl to, kad man pasirodė, jog tai yra brangi paslauga, bet aš nebuvau pasidomėjęs. Ar brangi paslauga yra laistymo sistema? Įperkama. Daugeliu. Įperkam. Anksčiau buvo ji labai brangi, čia gal prieš kokią 10 metų, kai kainuodavo ir virš 5000 paprastam kiemui. Dabar yra truputį atpigiau. Apie kokius mes pinigus maždaug kalbam? Tai jeigu paimkim vėl tokį standartinį 5 arai laistomo ploto, sklypas, tarkim, stačiakampės formos, standartinis, toks taisyklingos formos. Ar čia ta forma kažkaip tą kainą gali paįtakoti ar ne? Standartinis tai neįtakoja, neišauga. Tai kiek gali kainuoti, 5 arai maždaug kokią apytiksliai kainą? Dažniausiai pasitaikanti kaina yra apie 4000. Aha. O čia ir medžiagos įeina, ir darbai tą kainą. 2000, 5 arų sklypui? Jo. Čia aš kalbu ne apie patį sklypą, o apie laistomą plotą. Taip. Ok, gerai. O jeigu sklypas yra, koks nors nestandartinės formos, kaip tai keičia kainą? Tada daugėja zonų skaičius, purkštukų skaičius ir gali kisti valdiklius. O dabar vis tiek visi nori būti labai išmanus. Ar galima laistymo sistemą padaryti išmane? Ir koks tas išmanumas būna su tom laistymo sistemom? Taip, mes naudojam Hunter firmos valdiklius, kurie yra ir išmanus, ir neišmanus. Bet aš stengiu žmonėms siūlyti tik išmanius, kad gyventų kuo patogiau. O kas yra išmanu dabar laistymo sistemoje? Ką tai reiškia? Viskas valdoma telefonu. Matai, kada laistys, kada laistė ir jiem. O gali pagal orus kaip nors? Jis mato orus. Tai reiškia, sistema maždaug prognozuoja, kada laistyt ar ne, ar verta laistyt ar ne. Taip. Tai tokiu atveju galima taupyti vandenį, ar ne, jeigu turim išmanų valdiklį. Gerai, supratau. Ar yra dar kažkokių priedų, nežinau, kurie pagerintų, palengvintų dar tą naudojimą tų išmanių sistemų laistymų? Priedai gali būti kaip gėlynų laistymai. Gėlynų laistymas. Aha, o kas tas gėlynų laistymas? Čia kapiliarinis. Taip, kapiliarinis vamzdis, kuris klojasi aplink kiekvieną augalą. Tai žodžiu, galima įsiruošti sistemą vejos laistymui ir atskirai dar padaryti prie tos pačios sistemos gėlynų laistymą, ne? Taip. Gerai, o dabar kokiu metu, kada reikia į jūs kreiptis,
geriausiai, sakykime, jums šiuo atveju geriausiai, kada reikėtų kreiptis įsirengti bent jau, nežinau, vamzdyną ar dar kažką tai? Man geriausias metas yra, kol nėra vėjos. Kol nėra vėjos. Tai reiškia, praktiškai bet kurios statybos metu, iš esmės taip galėtų. Svarbu, kad būtų daugmaž tas žemių lygis. Aha, suformuotas kažkoks reljefas, bet dar pati vėja nėra. O jeigu jau taip atsitiko, kad jūs kaip ir minėjot, kad dažniausiai klientai yra tie, kurie pavargo laistyt, tai vėją vis tiek jau jie turi. Kaip tokiu atveju reikia daryti? Tai vis tiek mes darom tą patį laistymą. Mūsų trančeris išpjauna tik 11 cm griovelį ir po to mes atsiejam viską. Aha, tai o kiek laiko gali užtrukti, sakykime, tas, kai jūs prapjauna tą žolę, per kiek laiko ta žolė užgyja, sakykime? Užgyt neužgyja, bet jeigu atsiejam, tai tada per porą savaičių šiltuoju metu. O jeigu aš dar norėčiau tuo pačiu, pavyzdžiui, apšvietimą pasidaryti, integruotą kokį nors, tai nežinau, vėjos robotą, ar čia jūs galit padėti ar ne? Taip, galim, mes visą tą atliekam. Turiu lempom demo versiją, kurią atvežu į vietą. Pasižiūriu daugmaž, kaip mano akiai atrodo jūsų sklypas ir padėlioju tas lempas. Ir palieku savaitę daugmaž. O tai čia tas apšvietimas koks jis yra? Požeminis, antžeminis? Požeminių lyg ir nebūna apšvietimų. Kaip tai nebūna? Po žeme. Šviečia kurmių į akis. Gal ir būna toks. Ne, iš tų požeminis turiu omeny tai, kad pats šviestuvo elementas yra po žeme. Taip, turim vis dekoratyviniai, kurie šviečia augalam iš apačios. Iš šaknis. Iš šaknis. Gerai, tai su apšvietimu gali dabar kaip yra su robotais? Ką gali robotai šiais laikais lauke nuveikti? Tai po to, kai sumontuojam laistym sistemą, galim iškart įrenginėti robotą. Aha, o kaip tie robotai pas jūs yra? Kokie jie yra? Laidiniai? Aš įrenginėju laidinius kol kas. O čia gerai ar blogai, kad laidinis? Nei gerai, nei blogai. Čia viskas pagal biudžetą jūsų. Aha. Norit paprastesnį. O tai ta prasme brangesni yra belaidžiai ar kaip? Taip, jie yra kol kas ženkliai. Ženkliai. Brangesni. Vieną ženkliai. Vieną kartą ženkliai brangesni, gerai, supratau. Tai jūs galit vienu metu išspręsti 3 klausimus. Laistymo sistemos, apšvietimo teritorijos, vėjos pjovimą ir dar kažką. Ir galim įrengti vėją dar prieš visą. Pačią vėją galite rengti? O kaip jūs ją, ta prasme, sodinat, ką jūs ten darote? Sodinam, lyginam, užvežam žemę. Gerai, o čia tada plačiau galim pakalbėti apie šitai. Kaip tas vyksta? Ta prasme, jūs atsivežat ko? Juodžemio, patys atsivežat, jums reikia atvežti? Ne, samdom, žmonės atveža. O kiek laiko trunka tas vėjos įrengimas? Iki savaitės, žiūrint pagal plotus. Savaitę laiko, aišku, nuo ploto priklauso, bet maždaug per savaitę galima susitvarkyti teritoriją, reljefą ar ne ir užsisėti žolę. Taip. O galima, pavyzdžiui, žolę turėti rytoj, jeigu aš norėčiau, jau išdygusi? Galim. Yra ruloninės. Tai ta prasme, galite ruloninę vėją, ar ne, įrengti. Ok, bet brangiau čia turbūt tas malonumas. Taip. Supratau, brangesnis malonumas. O jeigu aš noriu pataupyti ir vis tik tais nenoriu jūsų samdyti. Yra tokios sistemos, kurias galite įsirengti patys, jos yra ženkliai pigesnės, bet jūs... Bet ta prasme, ta pati sistema tai yra? Ne, neišmani, paprastesnė, viskas žymiai paprasčiau, bet purkštukai, vamzdis yra viskas tas pats. Aha, o cuklys ten įsirenginėjant pačiam galima ar ne? O čia dėl ko taip yra tokia sistema? Dėl to, kad žmonės sutaupytų pinigus. Ar tokiem, žinot, meistreliam, kurie nori patys, ar vis tik tais tiem, kurie nori sutaupyti? Tiem, kurie nori sutaupyti, nes aš galiu... O kiek gali pigiau kainuoti ta sistema? Kaip tu ir minėjai, apie 5 arus ten įeina 10 purkštukų ir 3 zonas. Čia gal daugam nesako niekada. Bet įeina 10 purkštukų ir ta kaina yra 650.
tos pasidaryk pats. 650, ok, o jūs, kaip minėjot, gali jūsų paslaugom iki poros tūkstančių kainuoti. Nebūtinai, bet daug mažai. Gerai, o dabar kitas klausimas, o iš kur imt vandenį? Iš vandentiekio, iš tvenkinio, iš gręžinio. Žodžiu, galima, aš čia mano klausimas labiau, kad galima ir iš tvenkinio, ne, ir ten, kur yra vandens telkinys. Aha, o yra tai, nežinau, galimybė, pavyzdžiui, jeigu yra kokio dumblo arba prižėlė, tai ar nebus taip, kad man užsikimš? Ne, neturėtų tai būti. Aha. Nes dabar tie siurbliai yra visi išmanus, jie turi prasiplovimo funkcijas. Gerai, o dabar kaip yra su laistymo sistemos priežiūra? Jinai sudėtinga, reikia ją atlikti, nereikia atlikti? Šiaip reikia priežiūrą atlikti prieš šaltąjį sezoną, prieš žiemą. O tai kas atsitiks, jeigu ne... Susprogis. Susprogs vamzdis. Imsi susprogs jisai. Ne taip, bet suskels, ja. Ta prasme, bus įtrūkimai ir... Taip, ir tada išbėgs vanduo. Turėjau tokį atvejį Palangoje, kai žmogui išbėgs 600 kubų. 600? Taip. Pusė Lietuvos vandens išbėgo per jį. Taip. Oho. Ne, iš tikrųjų 600 čia jau sąskaita, jeigu jis iš vandentiekio tinklo ėmė, tai jau gerą sąskaitą gavo. Aha, supratau. O kaip vyksta tas pasiruošimas žiemai? Atvažiuojam mes su kompresoriu ir išpačiam viską. Kiek tai gali kainuoti? Brangi tai paslauga, ar ne? Standartinis iki 6 zonų 35 eurai. O tiesiog, kas daugiau, tai po 6 eurus už kiekvieną zoną. O pavyzdžiui, jeigu taip atsitiko, kad pavyzdžiui, robotas žolės arba šuo koks nors nukando purkštuką kokį nors, galima jį pakeisti? Viskas sutvarkoma yra. Supratau, tai žodžiu, laistymo sistema iš esmės, aš, taip dabar, ką aš išgirdau, priežiūra yra tikrai gan pigi, nes 35 eurai per metus, tai čia, sakyčiau, kaip namui, tai čia juokas. Beje, o kiek vandens apskritai sunaudoja laistymo sistema? Dauginai valgo to vandens, ar ne? Šiaip vieną zoną laistoma apie 15 minučių. Aš skaičiuoju, kad vienai zonai išlietų vandens apie 1,5 kubo. Tai vadinasi, per valandą išlietų 1,5 kubo 4 zonas. Jeigu 6 zonas, tai būtų 2 kubai. Aha. Ir po to jau kaip jūs norit laistyti. Bet kadangi laistymo ciklas yra kas 15 minučių, ar ne, ne valandą laisto, tai grubiai vienas laistymo ciklas maždaug išnaudoja kiek? Reikėtų skaičiuoti. Tai turbūt nuo 1,5 iki 2 kubų per vieną laistymo ciklą maždaug gali išlieti. Taip. Tai per mėnesį gautus maždaug jau ir nemažai visai. Kiekvieną dieną, tai kas čia? Nemažai. 60 kubų. Tai dėl to turbūt dažniausiai ir yra tas laistymas daromas ten, kai turim kažkokį tai laistymo vandens telkinį, ne, vandens šaltinį. Pavyzdžiui, gręžinį galbūt turi. Nes jeigu iš apmokamos sistemos, tai jau turbūt kaina nebloga būtų eksploatacijos. Kada reikia išjungti? Pasakė, kad prieš šalčius, bet kada tiksliai? Dažniausiai pabaigiam laistyti apie rugsėjo mėnesį, jau kai nebebūna daugiau 20 laipsnių. Ji praktiškai pati atsijungia, nebelaisto. Tai maždaug nuo rugsėjo iki spalio, nuo rugsėjo iki spalio mėnesio reikėtų jau laistymo sistemą išpūsti. Aš pučiu truputį vėliau, apie spalį pradedu, nes dar pilnai turiu darbų. Beje, aš irgi galiu pasakyti, kad Aurimas irgi taip pat yra mano laistymo sistemą įrengęs, bet aš šiek tiek jau paprašiau Aurimo ir mandriau, kad padarytų, nes aš jau nebelaistau pats ir už tvoros žolės. Tai reiškia ta zona, kur yra už tvoros link kelio, pavargau ir ją laistyti, tai Aurimas įrengė purkštukus ir dabar nebereikia nei pjaut pačiam, nei laistyti, viską padaro Aurimo laistymo sistema ir robotas. Tai galima ir taip išspręsti žolės klausimus. Beje, vieno dar klausimo neuždaviau. O yra tokių, dėl ko aš ir pradžioj klausiau apie modulius įvairius, o galima tai padaryti, kad ta laistymo sistema pati ir patreštų, praturtintų tą vėją? Galima. Yra automatiniai trąšų dozatoriai,
kurie įterpinėja skystas trąšas į tą vandenį ir taip tokiu būdu pasitręšia. Žodžiu, yra įmanoma iš vis pamiršti apie vėją ir Yra. tik tais jie džiaugs. Tik tai Ir piktžolės. O galima pasikviesti jūs piktžolės išravėti? ne. Gerai, tada nekviesim. Tai ką, tai ačiū labai mano pašnekovui Aurimui. Jeigu turėsit jam klausimų, jo stendas yra štai čia.